kai jeigu žinai, pavyzdžiui, kas turi būti, tau, tai jau paukštelį pasakė. Žinai, kad pavyzdžiui, tos klaidos, kad ta 50 metrų, bet tos klaidos kiekviena vis kažkur ar vis artėjo prie tikslo. Bėdai. Bet reikia turėti kantrybę. Jeigu nori per 5 minutės. Tai čia. Žiūrėk, pavyzdžiui, nor pasaulio čempionų kėlimo būti, apie metimų ar kokį. Kiek metų, kiek prakaito išlieja, kiek metų treniruojasi, o galų galia jau šiek tiek jis ten dasikabinu. O čia, na jau, o čia, kad tik rast per vieną dieną, aš sugalvoju, kad jau aš būsiu disko metu. Kaip čia reikia mest, tik tu man parodį, kaip rankai užkabyti, kaip suktel, kaip mestel, kaip viskas. Viskas, prieš piet pradėjau, po piet jau aš čempionas. Ne, taip nebūna. Bet ar galim, pavyzdžiui, šventviečių energetikos pagalba žmonėm pagelbėt? Atvažiuoja žmonės iš miestų, iš dangoraižių, nuo kompiuterių, vos ne zombiais padaryti ir kad nors kažkiek į žmogų jį atstatyti. Ar įmanoma? Ar daitai iki to jau? Nu, lengviausia gal užmušti. Jo. A ne? Nu, taip jau turėtume suprasti. Šventviečių paskirtis. Nu, čia ir tas pats. Kiek čia verkia, kiek čia keikėsi, kiek čia visokių buvę nuotykių, tai čia saulė būtų. Bet kada pasakai žmogui, tai jau tada atsiranda prieš jį toks, kai sakyt, priešnuodis jau tam visam, jau jis. O jeigu nesakai šitai, tai čia tarp būna. Tai ir šaukinėja, ir ten. Mes vis norim išprovokuoti, tarkim, tokiu klausimu, ar egzistuoja metodika, tarkim, jei tu nori sukonstruoti variklį, tau reikalingi įrankiai, bet įrankių nesukonstruosi. O jei tik sėdėsi ir galvosi, tai kalakutas galvodamas į puolę. Metodika tai yra. Metodika yra nuo gimimo dienos beveik. Nu, ne visi, nu, kiti, kad ne, tai jeigu negal, tai negal. Aš paskaitą skaičiau čia užpernai, kada čia. Na ir aš kiekvieną metą. Ir kad iški jau pabaigiu šitą, tai tokia greitą, tokia, nu, apžvalgą, tą ką radau, ką ten. Na ir aš juos, kad jau paskui po tos pabaigoj, po tos paskaitos, sakau, va, prisileiskite kiekvienas vandenio, nu, tai būtų susijęs. Sakau, va, prisileiskite vandenio, nuėję ir pasišventyti vandenį. Nu ir gerai, jie kiti tai neėjau, bet dauguma tai ėjau, prisipylė puodukus, nu, sau tyliai jį pasišventino tą vandenį. Nu, aš pažiūrėjau, ar pašventintas, ar pašventinu, ar ne. Beveik visų šitą buvo pašventintas. Viena moteris ateina, žiūriu, nepašventintas. Sakau, gal tu mažu, ką šnekėjai, ar ką, ne, sako, gal pas mane tokia dvasiniai, tokia nuotaika, sako, gal. Nu, bet jau man įdomu. Na, tai buvo lapkričio mėnesį. Na ir galvojau, kokius 3 mėnesius, kaip ji galėjo nepasišventinti. Paskui aš su ją sueinu, ten kitą kartą. Sakau, ateik. Sakau, pasišventyk vandenį. Sakau, atsimeni tekstą, viską. Sako, nelabai prisimenu, tai gerai aš ją pamokinu. Viskas, sileidžia vandens į puoduką, pašventina jį, nešventas vanduo. Sakau, vaikėli, tu nekrikštyta. O, sako, šitų
neklausiau nieko mamos. Sakau, viskas. Tikrai, sakau, tu esi nekrikštytas. Sakau, tai čia, sakau, jeigu nori pasikrikštyti, nueisi pas kunigą ir pakrikštys. Arba kiekvienas, kuris yra krikštytas, gali tave pakrikštyti. Dabar vėl susitinkam. Sako, žinot, kad jau mane pasišaukė, sako, aš turbūt nekrikštyta. Nesako, atrodo, kad aš gal nedrįsiu. Sako, atrodo, sako, aš nekrikštyta. Tai sakau, nieko blogo. Na, sakau, aš tau sakiau, kad nori pas kunigą pasikrikštyti. Ir sako, aš noriu, kad jau jūs pakrikštyti. Sakau, aš tai krikštytas, aš galiu tave pakrikštyti. Bet tai sako, gal reikia čia eiti kokios išpažinties. Sakau, krikštas yra tas dalykas, kuris sunaikina viską lygi krikšto, ką tu padarius negerai, viskas krikštas sunaikina ir jau. Na, dabar ir reikia pasišventyti valgyti. Tai matot, tai gali, tai jeigu, žmogus, pavyzdžiui, yra durys sienų, bet jis vaikščioja aplink ir lubom vaikščioja ir neranda kur išeiti. Štai, kad jis neturi galimybę. O tarkim, laivas Titanikas plaukė, tai plaukė, jau tiek jis nuplaukė, tai kiek tai liko nuplaukė? Nedaug. O per šventą vietą, per tokį žvaigždyną plaukė ir nuėjo į dugną. 4 kilometrų gylyje. Prieš 64 000 metų buvo sausuma. Tiek 4 kilometrai gylyje. Jis klausė, ar durų daugiau yra kambarį, ar tik viena? Jau kvailesnio klausimų, ale reikia atsakyti vis tiek. Ką man reikalinga milijonas durių? Man reikia vienų durių, per kurias aš galiu išeiti. Bet jūs per vienas išeina, kiti per kitas. Nes matot, eina kalba apie krikščionišką Gregorą. Yra ir kiti Gregorai. Ir baltiškas, ir budistiškas, ir taip toliau, kurie šventint gali ir vandenį, ir viską. Taip. Ir jie tarpusavį, nelabai sutinka. Semėsi iš vienų marių dangui. Iš vienų. Iš vienų, bet ne vienodai. Bet ne vienodai. Nu, tai kaip nebus skirtumų? Kokybė skiriasi. Reiškia, jis tarė tą... Ne kokybė skiriasi, bet tai yra... Nu kaip dabar pačiapai, yra 120 voltų ir 220 voltų. Ir atėjęs ir pajungė. Aš 2.